Jeigu tyla tau į langą beldžias. Vargšas studentas mokys mus paaugiau. Nori dainuot, bet naktis neleidžia. Wow, wow, wow. Iš tiesų, kai ryte kėlėmės po vakarykštės repeticijos, kuri baigėsi 11 valandą, tai taip galvojom, kad važiuojame į darbą. Bet kai jūs matot, koks čia jaunimėlis, tai kai pradedi patį tą procesą, tai iš tiesų pats nepajauti, kad tas nuovargis kažkur liko. Nu, tai yra vidinis toks draivas einam. Tai kiek tiksliai, nežinau, truks, bet kad ir būna 30 sekundžių kas į eterį, o tai gali būti pusė dienos darbas. Nežinau, kaip čia mums seksis. Ar iš jūsų daug reikalauja šiandien? Visada daug. Nuo tos dienos, kai pasakėm taip. Šiandien koks jūsų maksimum planas yra? Šiandieną mūsų maksimum planas yra nufilmuoti būtent tą video visą medžiagą, kuri bus kaip reklaminė. Po to kitas iššūkis eiti į siuvimo ateljė Žiedūnę išsimatuot rūbus. Ten dar nuspręsti, ar viskas gerai. Ir trečias planas chuliganas - važiuoti į repeticiją vėl generalinę, kuri vėl truks apie kokias 3 valandas. Nu, vakare turėtume būti namuose. Pagelbėja tai, kad vis tiek yra universitetas. Labai. Labai iš tiesų, aš visada sakiau, kad Šiauliai žydi dėl to, kad Šiauliai yra saulės miestas, bet greta to tai yra alma mater mūsų Šiaulių universitetas. Žinoma, yra ir kitos aukštosios įstaigos, bet vis dėlto, kaip bebūtų, tai yra ta didžioji bomba, kuri tiksi. Ir aš manau, ne vienas šiaulietis vasarą eidamas Šiaulių bulvaru supranta, kad tuščia, nes nėra studentų. Ir iš tiesų, prieš pasirašydami šią idėją, kad kuriam chorą, sakėm, tai tada turi būti tai studentiškas, jaunatviškas ir iš tiesų, kuo Šiauliai dar gali pasidžiaugti, kad turi tos jaunuomenės ir labai vilėmės, kad dar ilgai turėsime. O iš tų balsų, girdit šiandien, kiek tų perliukų yra ir iš tikrųjų to Daug. jėga bus didelė? Perliukų yra daug. Niekada tu negali garantuoti už tą, kaip pasakyti, to 2 minučių tą eterį, kas bus ištransliuota, kas išeis. Bet iš tiesų, jeigu kalbant apie tą molį, jis yra labai geras, jis turi pozityvios energetikos labai, jie turi noro. Didžioji dalis yra su didelė karizma vidinė tokia. Tai yra studentas, čia viskas to pasakyta. Aš tai labai gerai, man toks pirmas filmavimas ir, pavyzdžiui, labai daug energijos turiu, esu pasiruošęs puikiai. Tik truputėlį gal miego trūksta, bet poilsio, man atrodo, nereikia, dėl to, kad esam nusiteikę darbingai, norim pasiekti labai gerų rezultatų, nenorim nuvilti nei vadovų, nei patys savęs. Ne? Taip. Dėl to mes jautėmės puikiai, norim šiandien padaryti puikų tokį dalykėlį, flashmobą. Tai va, ir labai fainai nusiteikę esam, pailsėsim, dirbsim toliau ir viską gerai padarysim. Ir tikimės, kad viskas bus super. Taip. Normalu, kad Reikia reikalauti, nes jeigu mes nesistengtumėm, ateitumėm taip ir nieko nesigautų. Dabar visi siekiam, kadangi bendro tikslo, tai tikimės pasiseks mums. Tai ir per dainavimo repeticijas, ir per šokį mes ir patys suprantam, kad reikia stengtis dėl to, kad turim padaryti. Jeigu norim būti geriausi, tai reikia ir pastangų. Taip, kaip jūs manot, ko reikės dar papildomai, ko gal neturėjo, tiek choreografinė, tiek dizaino, ko dar reikės? Kad mes turim viską, ko tik reikia. Mumis labai rūpinasi, iš tikrųjų. Labai. Mes esam labai laimingi, kad iš visų pusių mums labai didelį rūpestį rodo visi, ir vadovai, ir aplinkiniai žmonės. Visi labai mumis rūpinas, palaiko. Ir mes turim puikiausią Šiaulių komandą, kuri mus palaiko ir viskas yra labai fain ir mes esam labai laimingi. Dar vakar buvo pirma ta repeticija tokia ilga vakarinė, todėl dar nėra to didelio krūvio, bet manau, kai kiekvieną dieną prasidės, tai nuovargis bus žiauriai didelis. Šiaip iš tikrųjų, kai ilgai dirbi, repetuoji, iš tikrųjų jaučiasi nuovargis, ypač šokio srityje daug reikia judėti, šokti, aktoriniai sugebėjimai. Tai šiaip iš tikrųjų labai smagu ir labai fainus kolektyvas, tik truputį nuovargis jaučiasi, bet tai siekiant bendro tikslo savęs negaila. Ką reikės iš savęs išspausti, kaip jūs manot,
O, reikia labai daug, reikia labai stengtis, kad atrodytum gerai scenoje, kad prisimintum visus šokio žingsnelius, kad reikia tiesiog nepasiduoti ir kad ir koks esi nuvargęs, tu turi atrodyti visiškai ne taip. Ir, nu, žodžiu, reikia labai stengtis viską, ką gali iš savęs. Na, manau, ne tik fizinių, bet ir emocinių galimybių visų ir parodyti visą save, ką tu gali geriausiai, ne tik vidumi, bet ir išorė, savo išvaizdą, savo gebėjimais, savo aktoriniais sugebėjimais. Oi, rūpinas, mums daro šukuosinas grožio salone, prieš kiekvieną pasirodymą beveik nueiname ten, padaro šukuosinas, makiažus, ten manikiūrus, pedikiūrus, viską ir po to rūbus irgi siūnamės viską, tiesiog pasiruošę tikrai rūpinas labai. Šiaip, iš tikrųjų, esam labai dėkingi visam kolektyvui, kurie dirba su mumis, grožio salonui Skaidra ir siuvėjoms ir taip pat vadovams ir beprotiškai esam dėkingi jiems už jų ryžtą ir nuopelnus mum, kad siektume bendro tikslo, tai laimėti chorų karus. Taip. Nu kaip įdomu visų pirma tą daryti, o antra sudėtinga, nepasakyčiau, tiesiog dirbam savo darbą, derinam audinius su užsakovais, viską ir mūsų mintis, ir dizainerio mintis, tiesiog radom bendrą tikslą ir Saulės miestas matysis ryškiai iš karto, kris į akis, geltona spalva. Tai visų čia bendra nuomonė tokia buvo, kad geltona spalva. Mes iš tikrųjų, žinokit, kūrėm tiesiai ant žmogaus, darėm maketus iš karto, ne iš pagrindinio audinio, iš geltono pamušalinio audinio kūrėm ant žmogaus. Iš tikrųjų, visa kūryba buvo, apsivilkom, žiūrėjom, ko reikia, kas patogu, nepatogu. Šiaip tai chorams siūnam, bet gal ne tokia, ne šou, ten gal rimtesni tokie buvo. Taip, dirbam tokius darbus. Nu, labai šaunu. Tikrai mums labai didelė garbė, kad galim prie to prisidėti. Ir tikrai linkiu viso, ko jiem geriausio, kad tik tais ir mūsų siuvėjos labai irgi entuziastingai prisijungusias prie to. Visi, kaip sakant, vieną mintį tą turim, kad kovot, nugalėti, sudalyvauti.